Šiandien su tavim šnekėsim streso tematiką. Tai jeigu gali, pasidalink metodais, kuriuos šiaip gal pati naudoji, kai pajunti tą stresą ar kokį nors nerimą. Ar yra kažkas, ką darai? Ar trūksta tų metodikų tavo gyvenime? Pakalbu su žmonėm. Pakalbėti su žmonėm. Išsišnekėt padeda. Supratau. O kažkokių ten kvėpavimo ar tempimo pratimų darai? Ar esi bandžius? Esu bandžius, bet šiaip nedarau. Nedarai. Gerai. Tai šiandien pasidalinsiu su tavim vienu kvėpavimo pratimu. Tai vadinasi fiziologinis atodūsis. Tai jo veikimo principas yra, kad reikės padaryti vieną didelį įkvėpimą, kiek gali daugiau įkvėpti. Ir kai jau paliusi tą savo limitą, reikės padaryti dar vieną papildomą įkvėpimą tokį staigų. Ir to įkvėpimo metu tavo plaučių mažieji maišeliai prisipildys deguonies ir jie dažniausiai to deguonies stokoja, tai dvigubai pasotins tavo organizmą deguoniu. Ir tuo metu bus ilgas iškvėpimas, kuo įmanoma ilgesnis, ir iškvėpimo metu stenkis susikaupti, relaksuotis ir iškvėpti tą visą neigiamą emociją iš savęs. Tai va, tai pabandom. Tai didelis įkvėpimas, gali užsimerkti, gali būti atsimerkus, didelis įkvėpimas ir dar vienas papildomas. Ir pilnas iškvėpimas, stenkis įkvėpti kuo giliau ir iškvėpti visas neigiamas emocijas. Jūs kaip kūnas pabiškai relaksuojasi, atsipalaiduoja tavo veidas, rankos, kūnas. Iškvėp negatyvą. Pilnas iškvėpimas, teisingai. Labai gerai. Gali dar porą kartų tai padaryti. Jaus kaip kūnas pabiškai atsipalaiduoja, kaip iškvėpia visą negatyvą, blogas emocijas. Labai gerai. Nu ir kaip savijauta, ar jautiesi kažkiek palengvėjus? Labai gerai. Labai gerai.